Šiandien aš noriu Jums papasakoti, kas yra menstruacinės kelnaitės. 2019 metais aš pradėjau jas kurti, 2020 jos atsirado mūsų internetinėje parduotuvėje GentleD.lt. Džiugu ir miela, kad tiek daug moterų jau pamilo GentleD menstruacinės kelnaitės. Bet toms, kurios dar nežinot, kas tai per kelnaitės, kaip jos čia atrodo. Tai va, štai čia yra menstruacinės kelnaitės, kaip matot, jos atrodo visiškai įprastos. GentleD kelnaitės yra pasiūtos iš tencelio modalo. Tai yra austriška aukštos kokybės, natūrali medžiaga iš celiuliozės, labai minkšta ir labai švelni. Klinukas mūsų taip pat yra iš natūralios medžiagos. Naudojam arba medvilnę, arba tencelį. Patentuotas dizainas, kurį kūriau 2014 metais. Ir tada atsirado mūsų medvilnės kelnaitės su dvigubu klineliu, tai yra PadGuard klinelis, kurio funkcija yra paslėpti paketo sparnelius, stabiliau laikyti, neleisti trinti sparneliams į kirkšnis, kas kai kurioms moterims sukelia odos sudirgimą. Bet jūs galite naudoti jas vienas. Veikia panašiai kaip daugkartinio naudojimo paketai, tik tiek, kad mes paketą turim dar prisegti, yra storas ir nelabai patogus, o su kelnaitėm yra istorija šiek tiek kitokia. Jūs apsimovėte kelnaitės, jaučiatės tarsi su įprastom kelnaitėm, žinoma, klinelis jausis šiek tiek storesnis ir priklausomai nuo sugeriamumo. Kuo daugiau sugeria kelnaitės, tuo jos bus storesnės klinelėje. GentleD turime 4 sugeriamumų, tai yra light, medium, heavy ir super. Tai kai jūs žiūrėsite mūsų internetinę parduotuvę GentleD.lt ir bandysite išsirinkti savo kelnaitės, atkreipkite būtinai dėmesį į sugeriamumą. Tos, kurios turite ypatingai gausias menstruacijas, turėsite šias kelnaitės pasikeisti, kas kokias 3-4 valandas. Jeigu menstruacijos nėra labai gausios, jūsų kelnaitėm galite išbūti nors ir visą dieną. Jums nepersigers, kadangi sluoksnis, kuris yra po šitą medžiagėlę, yra neperšlampama TPU medžiaga, o Ekotex sertifikuota, laidi orui. Kelnaičių negalima balinti, lyginti, džiauti ant radiatoriaus. Jeigu kelnaitės yra krūvinos, tai jūs tiesiog išskalaujate jas šaltame vandenyje. Tada, ką aš darau, aš mėgstu jas dar įmesti ir į skalbimo mašiną ir jas išplauti su panašios spalvos drabužiais, kad nenusidažytų. Skalbti geriausia iki 30 laipsnių temperatūroje. Aš pastebėjau, kad jeigu plaunamos kelnaitės mašinoje, geriau išsiskalauja klinukas, kadangi kartais rankomis aš taip gerai jo neišskalauju ir kai jis išdžiūsta, jis būna šiek tiek toks sukietėjęs. Kelnaitės jums tarnaus tikrai ilgai. Mes ofise turim jau 3 metus kai kurias kelnaitės, 3 metai ir vis dar jos naudojamos. Tai iš tiesų tai yra ilgaamžis, tvarus produktas. Bent vienas tokias kelnaitės reiktų turėti. Jos gali išgelbėti čiužinį, pavyzdžiui. Ir ypatingai mūsų šortukai. Jūs galite su jomis miegoti ir nebijoti, kad sutepsite čiužinį. Sluoksnis, kuris nepraleidžia drėgmės, prasideda aukštai priekyje, baigėsi aukštai gale. Galėsite saugiai jaustis, bet to, kaip ir visos mūsų kelnaitės, ir šios turi šitą PadGuard klinelį, už kurio galėsite paslėpti sparnelius, jeigu jausite, kad jums reikia papildomos apsaugos. Čia yra mūsų leis bikini, yra ir juodos leis bikini, ir galbūt ateityje bus ir daugiau įvairių spalvų. Taip pat turime tokias vasarai kelnaitės tarp stringų ir braziliškų. Jos irgi turi PadGuard klinelį. Jeigu yra noras, galima įsidėti paketą ir užsiklijuoti sparnelius, bet jis toks kaip ir klotėlis, daugiau sugeria. Turime ir tokį modelį, pažeminti šortukai. Šitas modelis yra labai gerai paauglėms. Kai prasideda menstruacijos, jos nesijaučia saugiai. PadGuard klinelis galima nešioti ir su paketu, ir be paketo. Tai kiekviena jūs atrasite savo metodą, kaip jums yra patogu su šiom kelnaitėm. Ar jūs jas norite dėvėti su papildoma apsauga, ar be papildomos apsaugos. Kaip tas mūsų klinukas veikia, kai yra nešiojamas su paketu. Tai štai, paketo sparniukai kišami ir klijuojami už to vidinio klinelio. Tiesiog iš išorės jau sparnelių nesimato. O taip galima nešioti be paketo. Tad štai tokios ypatingos GentleD menstruacinės kelnaitės, kuo jos skiriasi nuo kitų.
tuo, kad jos turi patentuotą PetGuard klinelį, už kurio jūs galite paslėpti paketo sparnelius, jeigu pasirinksite jas nešioti su paketu. Be to, šis klinelis greičiau jisai išdžiūsta ir lengviau išsiplauna, nes aš išbandžiusi esu ne vienas menstruacinės kelnaitės, ką aš pastebėjau, kad sunku jas išplauti. Kada menstruacinės kelnaitės jums tarnaus geriausiai? Jeigu jūs esate, pavyzdžiui, darbe, kažkur keliaujate, prisiminkite vieną dalyką, kad šias kelnaitės jūs turėsite nusimauti, pasikeisti į švarias. Tai nebus visada patogu ir žinoma, tai priklauso nuo menstruacijų gausumo. Jeigu jūsų menstruacijos nėra jau tokios labai gausios, visą dieną jūs su šiomis kelnaitėmis galėsite išbūti ir jų jums nereiks keistis. Jeigu jūs keliausite, aš vis tik rekomenduočiau dar pasimti papildomą priemonę, ar tai taurelę, ar tai tamponą, ką jūs naudojate, ar tai paketą. Kartą turėjau labai nefainą nutikimą, važiavome draugų kemperiu ir man buvo pirmos dienos mėnesinių, naktį pratekėjo ir buvo labai nemaloni situacija. Tai va, dabar to nenutiktų, nes žinodama, kad aš keliausiu, pasimčiau dar su savimi ir šituos bokserius, nes jie jau tikrai apsaugo ir juos galima dėvėti net ir su paketu, paslėpiant sparnelius. Tai jau čia garantuota apsauga. Mes turime ir tokias sukurtas kosmetinės su dvigubom kišenėm. Vieną kišenę jūs susidedate nešvarias kelnaitės, o kitoje nešiojatės švarias. Tai čia yra tam, kad jūs galėtumėte keliaujant nešioti savo kelnaitės. Kiek jums kelnaičių prireiks, jeigu jūs sugalvosite jas dėvėti vietoj kitų menstruacinių priemonių be papildomos apsaugos? Tai yra individualu, kadangi kiekviena pasirinksite pagal savo kraujavimo lygį. 3-5 menstruacinės kelnaitės ir jūs galite pakeisti visas kitas menstruacinės priemonės.